Nenuskambėti gedimo perspėjimo sistemoms. Nors atitinkamos valdymo punkto elektros dalys buvo pakeistos, padėtis nepagerėjo. Atsižvelgdamas į tai, kaip elektrinės vadovas nusprendė stabdyti elektrinės darbą ir atlikti samų gedimo priežasčių tyrimą. Tai tik dar labiau paskatino protestus prieš valdžios planą, kuriam nepritarė pusė Nigakos gyventojų. Pastarosiomis savaitėmis šalį sudrebino daugiau skandalų, ypač dėl vieno pagrindinių elektros tinklų operatorių suklastotų seisminės parodų duomenų. Vietos gyventojai piktinasi, pasak prezidentės branduolinės parako statinės, kad sostinė būtų aprūpinta elektra, taip kaip tą darė Fukušimos prefektūra iki nelaimės. Kai jie statė elektrinę, sakė, branduolinė energija saugi. O Peršivadakio ir Karybos gruntas stabilus. Tačiau vis tiek įvyko žemės drebėjimas. Lietuva elektrinė stabilė prieš 2 dešimtmečius, jos operatorius TEP pasako, pamatys susimokę 15 metrų sieną nuo tsunamio. Kai Fukušimoje dėl tamsos negalėjo vykti taisymo darbai, koridoriuose negalėjo. Atsisakė išreikšti palaikymą po karo įtvirtintiems principams, norintiems neturėti atominių ginklų, jų nedislokuoti ir tepus Amerikos branduolinių sričių. Tai gali privesti prie panašaus į branduolinį ginklavimąsi. Štai kodėl aš griežtai tam prieštarauju. Kad Japonijos premjerės ambicijos plačios parodė jos sprendimas penktadienį paleisti parlamentą tikintis. Pasakymas brangus, o klaidų čia niekas netleidžia. Supraskime, jisai supras, kad čia nulis ir jisai tiesiog kalbėtų. Nužudymas. Įrašykite asmens kodą ir sukauptą sumą. Nurodykite savo bankuose. Senųjų tradicijų ir žiemos šventė Neringoje. Stinta Pūkis.
Programa visitneringa.com. Kėdainių Lietuvos kultūros sostinė kviečia į įspūdingą atidarymą. Oratorija Ašis sausio 31-ąją 18:30 Nevėžio. Remti imperialistinius Rusijos siekius. Po dar vieno nužudymo Mineapolėje protestai visose Jungtinėse valstijose. Trumpo administracija vėl stoja į pareigūnų pusę. Jis tiesiog ėjo, o iš kažkur atsiradę imigracijos pareigūnai pradėjo su juo grumtis. Jis tiesiog ėjo. Lietuvoje vis dar... Dar kelios minutės ir viskas. Aš jau matau, aš jau antriem
žinai, bet jis neatrašo. 2 valandos ir jis dar neatrašo. Aš čia nuotraukas irgi. Tokie geri keliai, aš sniegas, mūsų buvęs darbėlis. Taip visada smaudavo. Arba su žirklio matai. Matai visas paraudonuoja, bet jau nebekreipdavom dėmesio. Čia mes reiškia per daug jau ten mes nekreipdėmės. Gerai. Nu, ateik, eik greičiau neplepėjais. Jėzu, bent sekundę. Čia akinius Alvydui daviau, šiandien aš nesėjau. Dakinuką nereikia. Tikrai taip galvoja. Emilis ateis? Žinai, ką parašė? Ar jau greitai, ar aplamai parnešti? Greitai aplamai. Nu, ar dabar greitai parnešti, ar aplamai? Įmeti skaityk, Jėzus norės. Kitiem mintis patinka. Nu jo, jau šios metus reikia. Na.